Nabukas. Kai užklumpa jūs sunkumo dvasia, kai jums labai sunku kažką daryti, kai jūs tiesiog slegia, tai egzistuoja tokia dvasia, kuri sukelia sunkumą, sukelia sunku mąstyti, sunku daryti. Ta dvasia, kaip pasakyti, yra stipri, bet mūsų Dievas yra stipresnis. Ir šlovinkite Dievą ir ta dvasia jūs paliks. Ir tai bet kada, kai jūs kamuos depresija, bet kada, kai jūs jausite pavargę, nieko nenorintis, melskite, šlovinkite Dievą ir tai pakeis jūsų namų atmosferą. Tai pakviesi Dievą, Dievas ateis ir išvys tas blogas dvasias iš jūsų namų. Netgi Jėzus buvo puolamos tos dvasios ir ta dvasia puola kiekvieną tikintį. Ir nesvarbu, nereikia turėti atvirų durų, bet ta dvasia puola tikėjimą, kad jūs nesimelstumėt, kad jūs į bažnyčią neitumėt. Ji nori kontroliuoti, nori manipuliuoti, gali sukelti skausmą, ta dvasia gali daug ką padaryti. Ir sveikatą gadinti, ir daryti, kad nemiegosit, tai gali būti neštėjimas, gali būti galva kaip užblokuota. Bet jeigu pagarbisit Dievą, pašlovisit, tai visas tas blogumas pradings. Ir tiesiog daugiau šlovinkite Dievą, ir Dievas ateis jūs apginti. Ačiū už dėmesį. Iki greito. Ate.